Sveiki žvejai, mėgėjai, profesionalai, prijaučiantys, pradedantys ir visi, kuriems yra įdomu žvejyba, žvejybos tema. Ir šiandien turiu privilegiją didelę pažvejoti kartu ir praleisti laiko su tikru profesionalu. 20 plus metų patirtis, tai Algirdas Šiukšteris iš Pilnos Valties. Tai labai laukiu, lekiu pas Algirdą. Kur važiuosim dar nežinau, pasakys jis, bet jis tikrai žino, ar jisai norės išduoti šitą paslaptį, nežinau, bet irgi pabandysim iškvosti. Kviečiu žiūrėti, užsiprenumeruokit kanalą. Tikrai tikiu, kad bus daug informacijos, daug geros ir naudingos informacijos, ypač jeigu esi pradedantysis arba netiek daug pažengę žvejyboje kaip aš. Tai bus įdomu sužinoti, ką Algirdas mums papasakos, kiek duos informacijos ir tikėkimės, kad visa ta informacija ir Algirdo žinios ir vieta ir patarimai padės mums šiandien pagauti. Tai labas dar kartą. Nu, labas. Aš jau visiems pripasakojau apie tave čia legendų. Pasakoris. Nu tai ką, šiandien važiuojam pabandyti kažką pagausti. Čia šamaitai svaidimas yra, nebus taip pačiai, žinai, jums ir pagausi šamą, taip nėra lengva jį pagauti. Važiuojam tiesiog į Nemuną aukštutį, kažką pabandyti pažvejoti. Paprasta. Oras nelabai tinkamas, tas šalo biškai, tai neprivalumas. Bet galimybės visada yra pagauti. Laikas irgi galėjom važiuoti anksčiau, bet ne visada išeina. Iš tikrųjų, tai šiemet tas vietas važiuoju pirmą kartą, nežinau, ką mes ten rasim. Mažiausiai geras laikas ir didžiulis privalumas, kad tu esi čia ir aš galiu tavęs paklausinėti. Tai pradėkim turbūt nuo to mūsų pirmo susitikimo tavo parduotuvėje. Pameni, aš atėjau ir buvau iš tų, kur sakiau, duok man kažką universalaus, kad tiktų viskam, nes pirmiausia, tai nebuvo supratimo, o antra, tai natūralu, kad planuoju finansus. Tai gal tu gali pasidalinti tokiais planų minimum, ką reikėtų turėti pradedančiajam žvejui ir tai, ką mes gaudom daugiausiai. Tai ešerys turbūt. Čia tokia menys spinningiausia, Specializacija, bent jau mano kol kas yra spinningas, tai tą temą ir paplėtokime. Tai ką, meškerį reikia, tai meškerį. Aš kaip radau, duok man universaliai kažką. Nebūna universalaus daikto. Visi tokie, kaip pasakau, pionieriai ateina, žinai, tie, kurie tik pradedantys, žinai. Jie sako, duok man, kad būtų šamui ir ešeriui, ta pati meškerė. Tai taip nėra, ne? Tai gali kažką paimti bendrais bruožais universalesnė. Ja. Bet vis tiek nebus taip, kad tai bus, žinai, visiems žvejybos turi. Nu tai va, o tau dabar net neprisimenu, ką dariau 2,40 dariau, meškerės. Pats pirmas buvo jo Haieris 2,40. Jisai toksai galingesnis yra, su ešeriu nepagaudysi. Tai vėlgi turi pirmiausia pasirinkti, aš galvoju, ką tu gaudysi. Vis tiek daugiausiai gaudo žmonės ešerių lydeką, tai turi taip universalesnį. Dabar labai madoje yra avižadrėtis. Tai va, daug kas ateina, tik pradedantis jiem tinka. Paprastas žvejybos būdas negaudavo. O tokį jau žinai, gaudyti iš valgys
tau reikia trumpesnį. Gaudyt nuo kranto, tau reikia ilgesnį potą. Čia daug tiek niuansų susidaro, žinai, kad gali net pasiklysti. Bet tas universalumas, tai 2,40, 2,70, spiningas 5,20 užmetimas. Paprasta. Nuo 5 iki 20 gramų turi minti. 2,5, 3,5 tūkstančio litrų. Valas 13. Pagal amerikonų. Tai čia avižadrė. Ne, tai čia ne avižadrė, čia normaliai žvejai. Toks, sakykime, standartinis setupas pradedančiam. Aš čia papildyti irgi gal šiek tiek norėčiau, tada, kai pirkau šitą hajerį, tai man atrodė irgi, kad, ešerį jisai tiks, ką aš tame išmokau, kad ešerį gaudai ant labai mažų gramatūrų ir aš bandžiau su tuo kotu gaudyti ešerį. Kur problema buvo, kad tu nejauti masalo visiškai. Tu ten kažką darai, pagauti jo gali, bet tu nejauti, kas vyksta po vandenis su tavo masalo. Taip. Gerai, hajerį aš po šiai dienai turiu, jis man labai pasiteisinęs. Geras kotas, taip. Kotas labai smagus, jautrus ir labai smagus su juo išvalgyti. Mes žvejojom išvalgyti. 2,40, kodėl ne 3 metrų? Jeigu tau bus nepatogu paimti žuvį, tai 3 metrai, tau miškerės galas toli, graibštis tau išgraibsto toli, arba ranką tiesti, kad tu galėtum paimti. Tai vienas iš pagrindinių dalykų žuvies paėmimas. Trumpesnis kotas tau geriau su juo žaisti, išvalgyti, vis tiek daugiausiai arba sėdi, arba stovi, tai vėlgi. Vis tiek trumpas kotas jis yra patogus. Tai išvalgęs? Ja, jie būtent išvalgęs. Okay. O jeigu žvejojam nuo kranto? Nuo kranto automatiškai vėlgi, šiaip aš gaudau daugiausia 9,6, reiškia 3 metrų. Jeigu tu gaudai, tarkim, kvičką, kas yra kvičkas? Ne visai. Tai kvičas yra, kad tu gaudai vobleriais ir juos išmušinėjai. Čik. Okay. Tai tam reikalingas trumpas kotas. Gaudant ir nuo kranto vis tiek, kad tu jį galėtum išmušti, tos virpesius tau reikia trumpų kotą. 9, 10. Okay. Gerai, turiu 3 metrų kotą. Tai žvejoju ežere, upėje. Skirtumas? Jo, matai, ežeruose nelabai daug kas gaudo, žinai, nuo krantų. Tai visi dažniausiai būna žvėrė, štingryje, daugiausia gaudo švalgis. Tai privalumas, tai kad tu meti, tu gali prilaikyti masalą daugiau, kad tau žolės neįsikabintų. Ir metimas pas ilgesnis kotas, jisai geriau meta. Mes su 2,10 kotu, ar mes su 3 metrų kotu, tai tu skirtumas. Koks standartas, sakytum, bazė koto? Gramatūra, valas, ritė, mūsų vandenyse, lydekai. Kad būtų universalus. Tiek jau aš išmokau, kad universalių dalykų nėra. Bet aš tau sakau, 2,70, 3 metrai, valas 0,13 arba vienetukas, 0,13 pagal amerikoną, vienetukas pagal japoną ir rytė 3000. Koks čia storis būtų milimetrais? Valo? Valo. 0,13, sakau. 0,13. Taip. Mūsų vandenyse čia tokio užtenka. Manau, kad ne. Okay. Jeigu aš tau užduočiau klausimą, o paklausim. Pirmas pasirinkimas valo tavo. Pirma, storis, ilgis. Tu pirma paklausi, dar tokį klausimą, ar pintas ar paprastas išrinksis. Okay.
apie nepintą negalvoju, niekada Kodėl? nenaudoju. Nu, va. Koks skirtumas tarp to, kada reikia rinktis pintą, o kada reikia rinktis... Aš paprastai labai gaudau daug metų, labai retai žvejoju, bet labai retai. Pinto privalumas, kad jisai yra stiprus ir visiškai netamprus jautrumas. Turiu minty, traukiant jisai neamortizuoja. Ja, tai jau tik kibimas. Nu, vis dėlto gaudau su paprastu. Privalumas paprasto, tai vienareikšmiškai yra žiema. Kas tokia? Žiema. Žiema, okei. Nešalo, tai mažiau šalo. Nesideda ledukai ant Taip, malo. taip, mažiau šalo. Gerai, turim valą, turim kotą, turim ryte. Pirmu numeriu kokią rytę imti. Tokiam kodui, kaip sakau, 3000 grubiai. Trejetukas. Shimano, Daiwa, Okuma. Oi, čia žinot, renkasi kas kam patinka. Vėlgi čia pagal biudžetą. Kai atėjęs tik pradėsi žvejoti, ką tai, nepirksiu ten už 300 ar už 400 eurų. Nors gali. Bet tokių yra. Be abejo, tai pats girdėjai dabar. Gerai. Kiek aš atsimenu savo žvejybą, mes visada dėdavom paprastą metalinį vadėlį ir nieko nesukdavom galvos. Kartais dar vaikystėje, kai neturėjom galimybių nusipirkti originalaus, tai išsivyniodavom trosą tą gyslą, tokį dėdavom ir gaudydavom ir pagaudavom ir viskas buvo okei. Dabar populiariausias turbūt fluorokarbonas. Ne, kodėl? Tai kame skirtumas? Kada aš turėčiau rinktis fluorokarboną, o kada gali dėti paprastą metalinį. O kaip tau atrodo? Man atrodo, kad visada fluorokarbonas yra geriau dėl to, kad jis mažiau matosi. Taip, bet jeigu tu gaudysi lydekant, tau nukastų karboną. Paprastai. Jisai yra sparus trinčiai, bet ne tiek, kad nenukastų lydeka. Arba turi dėti storą labai. Aš, tarkim, jeigu gaudau lydekas, gaudau su fluorokarbonu, bet aš dedu 0,6. Tai labai storas pakankamai ir vis tiek iš 10-12 žvejybų prarandu, nukanda. Du voblerius nukanda visą laiką. Tai čia didelės labai lydekas, tai būtų, kad prarytų visą voblerį. Nu, tai taip, tokia yra. Čia vėlgi kita tema, nebūtinai turėtų iš šono. Ai, nepataiko. Ja. Daug metų. Gerai. Turim, žodžiu, fluorokarboną. Mes seniau visada bet kokiais atvejais dėdavom sukutį ir karabiną. Tai kuriais atvejais reikia sukučio, kuriais atvejais nereikia. Aš nenaudoju. Jokiais atvejais. Kam jį sukūrė? Nežinau. Sukutį aš naudoju tik tai sukrėm. Sukrėm. Nu, vartikliam dar. Guminukam, vobleriam niekada nenaudoju sukutį. Ir problemos tame nėra. Valas nesisuka, nesipina. Kažkiek pasisuka, jisai visą laiką valas sukasi, reikia ištiesinti. Bet ne tiek, kad ten, žinai, būtų didelės problemos. Paminėjai ištiesint valą. Tai ką, tu eini į lauką, išsitiesi lauke. Ir į lauką, į vandenį geriausiai ištiesinti kelią. Tai kaip tai padaryti? Man šiandien reikia išsitiesint valą. Ir eini, leidži rankelį ir eini per lauką. Aha. Ir tada šakiai, sakau, iškisitiesnis, sakai, laikai. Tai geriausia vandenį. Žodžiu, išsivynioji visą savo ritę, tada paleidė ir savo eigas suvynioji ir tokiu būdu išsivyniojam valą. Man labiausiai aš mėgstu į vandenį. Kur srovė, dar nepalaiko srovė, patempia, žinai, išsitempia gerai ir išsilygim. Bet čia labai retai darai. Gerai, reiškia, mes daugiau, mažiau pasiruošėm
milijonas gamintojų, milijonas dydžių, milijonas spalvų, kabliai, žodžiu. Ateini pirmu numeriu, vat, sakykim, neturi nieko, atėjai į žvejybos parduotuvę, kad į savo pilnoj valtį. Ką imi pirmiausia? Nežinau, 5 variantai. Tau reikia pasirinkti 5 masalos. Ką imi? Nu čia labai įdomi, žinai, nu tu renkiesi. Kompromituojantis klausimai. Čia masalą renkiesi visada tu tą, ką eini žvejoti. Jeigu aš eisiu žvejoti salatį, aš nepasirinksiu vienokio ar kitokio masalo, kuris ten tiks, tarkim, vėjažuvai kokie, žinai, dar kažką. Vėlgi, 5 masalai man labiausiai patinka vobleriai, tai čia vienareikšmiškai. Vobleris guminukas. Visgi. Tiek ir tai yra tų masalų. Pasiemi vieną tokį ir viskas. Vobleriukas, guminukas, blizgutė ir sukariukė. Ir viskas. Nu, reiškia, turi 5 masalos spalvos. Natūraliai ryški. Aš labai mėgstu ryškės. Vėlgi čia žiūrint, ką gaudai. Jeigu gaudai salatį, niekad neįmu ryškių. Gaudau lydeką vasarą, pas man topas yra tigrinės tigras. Aš kiti nemėgstu. Aš buvau iš tų savininkų, sakiau, nesąmonė, žalias tigras, bet absoliučiai pasiteisins, visiškai. Algirdas ruošia savo setupą, aš turiu užfiksuoti visas paslaptis. Priartėjom prie mūsų pirmos vietos. Žiūrim, ką Algirdas traukia iš savo slaptos dėžės. Nes pas mane viskas paprasta, 3 guminukai. Nežvejojam. Na ką, pradedam žvejybą, bandysim žiūrėti, kas mums čia gauna. Taigi, brendam į vandenį ir bandysim, kaip mums čia seksis. Reikia iš paskos mokytis. Vanduo, matau, labai drumstas, o čia šitose vietose vanduo visada būna drumstas. Nežinia, kaip čia pasikeitęs jisai, ar čia yra kažkokių kliuvinių naujų. Tai reiktų pasisaugoti, nebėgti, nes tokių duobių pasitaiko nesmagu. Turėjau kliovą. Besileidžiant. Būna. Salatis dažnai čia griebė, ja. Kam? Salatis dažnai taip griebė. Tik užmečiau skart. Turiu. Pabėgo. Pabėgo? Ja, pirmas kibimas. Bet iš toli.
nežinau kas, bet yra. Ir panašu, kad ne visai mažo. Nu va, bičiulis kažką turi, eina pažiūrėti. Tai čia nupirko. Reikia jam pagalbos, žaidžia. Greičiausia pirmas savo gyvenime salatį. Salatis! Va, laimingas. Salatis kolektyvs. Pirmas gyvenime. Salačiuką. Pirmas gyvenime. Ne salatis, Gaudėm šamą, salačiukas. gavo salatis. Va. Noriu pažiūrėti. Labai. Bet. Ojej. Yeah! Nu va. Klausyk. Prašau. Gražuolis. Nu, Ką? pirmas gyvenime. Nu va. Laimingas. Reiškia, apžuvinom. Ką? Apžuvinom spiningą. Nu va, gerai. Tai čia salatis? Tik tai leistų jį greičiau, nes už tokį baudą gausi. Mažiuką. Pala, bičiulė, ne. Kiek čia jo yra? Ką? Nu, toks ribos. Gal jau galima, bet nelabai. Maža, bet ne. Nu va. Nu, apžuvinom kotą. Nu va, smagu. Smagu labai. Pirmą gyvenime salatį. Va, pažiūrim paleidimą. Aišku. Nu va. Labai gerai. Pilna valtis. Viskas, ko reikia tavo sėkmingai žūkliai ir nuo kranto, ir iš valties. Susisiek su mumis Facebook'e ir Instagram'e.